Kūryba įveikia iššūkius. Susitikimas su tautinio paveldo tradicinių amatų meistre, karpinių meno kūrėja, tautodailininkė Kupiškietė Virginija Jurevičienė. Virginija gimė 1963 metais Daukniškių kaime Panevėžio rajone. Ir nuo pat mažens ji labai mėgo piešti. Mano vaikystė tikrai buvo, kaip pasakyti, tėvukai buvo, mes nebuvom turtingi, mūsų 4 vaikai, bet mes tiesiog būdavom nuo mažens pratinami dirbti. Ir dirbdavom visi kartu. Visi kartu bėgdavom ten į tuos kolūkio laukus, tų burokų vagų ravėti, kartu veždavom šieną, kartu dirbdavom. Mama dažnai būdavo taip, kad išeidavo į darbą, tai mes sesės prižiūrėjom jaunylį brolį. Tiesiog mes, bet ne tik dirbdavom, mes kartu keliaudavom, mes susėdavom į mašiną, mes turėjom tokį maskvyčių seną, sėdavom, važiuodavom, dainuodavom. Šeštadienis, sekmadienis būdavo skirtas mums šeimai. Mes ne tik mokėjom dirbti, bet mes mokėjom kartu pabūti. Prisimenu tėvuko skaitomas pasakas vakarais. Mama tai visą laiką klausytoja buvo, tėvukas arkliuką kupliuką, tai nežinau, gal skaitė kelis kartus, aš dabar jį prisimenu, man pati geriausia knyga. Ir tėvukas labai gražiai, taip ramiu balsu skaitydavo mums vakarais. Mes visi susiropdavom į tėvuko lovą, 4 vaikai, ir klausydavom šitų pasakų. Tėvukas buvo labai nagingas, jisai mokėjo groti, savamokslis buvo, armonika grojo, kalvis, bitininkas. Visus mečio darbus galėdavo daryti, turėjo labai nagingas rankas. Mama taip pat. Mama tai, mano irgi tokia, jinai irgi visų galų meistras, jinai ne tik tokia trupučiai gal ir nudūkus, nes jai patikdavo mažai labai su arkliai jodinėti, turėdavo ten senelis arklį, tai ten būdavo ir jai patikdavo su mašina važiavo, su motociklu jai patiko, dabar sako, negali, jinai ten judėti, turi ten tokių problemų judėjimo, bet sako, jeigu galėčiau, tai dabar sėšiu ant motociklo ir praskrisčiau. Karpinių menų Virginija susidomėjo jau baigusi studijas Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultete. Maža mėgo labai piešti, bet aš nežinau, kur save tiksliau realizuoti, viską dariau pati savo mokslį. Ir paskui, kai baigiau mokslus Klaipėdoje, kai pradėjau dirbti pedagogė iki mokyklinėje įstaigoje, buvo naujas pastatas ir jį reikėjo kažkaip tai papuoštis, nes tuščios sienos, koridoriai, ten dirbau paskui metodininkė, kaip dabar yra pavaduotoja. Ir vienu žodžiu, kaiminystėje kaime, kur aš gyvenu, gyveno tautodailininkė karpytoja. Ir jinai nuvažiavau pas ją, paprašiau tų kelių karpinių, tie koridoriai ilgi, tie keli karpinukai, tas pats kaip nieko. Tai tiesiog pasiėmiau knygą, sakau, pabandysiu pati. Ir tiesiog pabandžiau, vieną kartą pabandžiau, kitą ir patiko. Tai taip, tas koridorius papuošiau, o paskui tai kažkaip tie karpiniai, anksčiau buvo nelamadingi. Nes, kas čia tiek tas popierius? Tiesiog visi karpiniai žiūrė, ir dabar būna tokio požiūrio, kad kas tas popierius. Bet po kurio laiko viską užmečiau, tas koridorius papuošiau, bet pasitaikė mano keli tokia direktorė, Danguolė, kuri tiesiog sako, tugi ištrauk tos karpinius, sako, ko tu čia slepi. Ir aš tiesiog, jinai suorganizavo mano pirmąją parodą ten mūsų kaime. Ir žinokit, po kurio laiko aš tiesiog pradėjau galvojau, kodėl nepabandyti toliau daryti. Tai atviruko kai kas paprašo, tai vėl kažko, tai ir taip, žinokit, taip ir užsikabinau. Ir tada pradėjau daryti parodas. Tada apsigyniau tautinį paveldą, nes šitą išprovokavo mano brolė, jinai ten skatino visaip, kaip kad tik tais kažkuo tai užsiminčiau kažkokiais menais. O po to įstojau Tautodailininkų sąjungą, taip ir prasidėjo. O tas karpimo menas man tiesiog dabar įtraukia, nes ten yra viskas, ir piešimas, ir grafika, ir kompozicija, viskas įeina. Tik tais, aišku, spalvų žaismas kitoks, tapyti man, jeigu reikėtų, tai būtų mokusi, bet sunku, nes
čia yra pagrindas, yra linija. Buvo laikas taip, namuose vaikštai, kažko nerasdavau tokio, kaip nerami dūšia, vakarais vaikštai ir nežinau, kažko užsiimti noriu, kažką gerą padaryti, bet nežinau ką. Tai va šitie karpiniai atrado tas pats kaip mezgimas, sėdėjimas vakare prie televizorius, bet jo nematymas tik kaip fonas ir tiesiog ramybė, atsipalaidavimas po visų dienos darbų. Galbūt sunkiau, kol sugalvoji tą karpinį, kol jį atrandi, kaip jį padaryti ir čia ir naktim tada būna bemiegės naktis ir panašiai. Bet kai jau prasideda tas pats karpimas, tai tada būna tikra relaksacija. Tokie dalykai, kažką gero padaro, kažką gražaus sukuri, atrodo pačiai gerai, dar kitas kaip pasako, kad gražu dar geriau. Neleidžia galvoti apie savo problemas, kažkaip pasimiršti, kažką gero padarai, sakau, ir atrodo viskas labai gerai. Virginija virš 30 metų puoselėja karpinių meną. Tai savita meno šaka turinti senas tautinio paveldo tradicijas. Menininkė yra respublikinių konkursų laimėtoja, surengusi apie 30 autorinių parodų. Jos darbai eksponuoti respublikinėse ir tarptautinėse parodose Belgijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Turkijoje. Karpinių yra įsigiję Lietuvos muziejai. Virginija ne tik pati kūrė, bet ir veda karpinių edukacijas, seminarus, taip pat skiepija meilę liaudies menui savo mažuosius mokinius. Aš dirbu darželį ir dirbu su priešmokyklinukais daugiausia, tai to karpimo meno visus užkrėčiu. Ir šiemet, pavyzdžiui, turėjau tokį priešmokyklinuką, berniuką, kuris, jam taip patiko karpyti to senuoju būdu užuolaidėlės, aš surengiau jo pirmąją parodą darželį. Jis buvo be galo laimingas, sakė, išmokė visus namuose, visi karpė. Ir šiaip tai tas karpimas duodu visiems, ypatingai tiem, čia galbūt netgi kaip čia pasakyti, tiem agresyviem vaikams, žinokit, irgi labai kaip meditacija, kaip iš tos neigiamos energijos išliejimas. Jie karpo, tas skylutes daro, išties iš kažkas bau, kažkas išėjo. Tai ornamentai atsiranda savaime ir jie tą visą savo tą neigiamą energiją sudeda į tą popierių. Ir kitą kartą, tai aš nežinau, ten pasiema jų, aš kitą kartą jau popierius, tai jie kartonus jau pasiema ir tuos kartonus lanksto ir karpas, aš ten sveikatos tiek neturėčiau, kaip jūs ten sugebate iškirpti skylučių. Pasimokykime kartu karpinių meno atvykę į Kupiškį, į Virginijos išpuoselėtą gamtos kampelį. Menininkė mus moko, ką reikia turėti ir nuo ko pradėti. Priemonės tai pačios paprasčiausias. Pirmiausia, popierius, tada pieštukas, trintukas, kad galėtum susikurti, nusipiešti kažkokį tai piešinį. Ir tada kaip kas, arba kai kas žirklutės naudoja, aš daugiausiai žirklutėm karpau, arba peiliukas yra. Raižymo peiliukas, kai kas raižo tik peiliuku, o man patinka ir to naudotis. Tai va. Tai ir viskas, ir kilimėlis, ant kurio pasidėjęs, jeigu reikia raižyti, kad stalo nepradurtum, nesuraižytum ir viskas. Paprasčiausias priemonės, bet gero popieriaus gauti irgi nėra paprasta. Jeigu norim, kad gražiai darbas atrodytų, tai ir popierius turi būti kokybiškas. Ypatingai paspartavimai irgi turi būti labai, turi būti visur kokybė, o tų parduotuvių tokių, kur nusipirkti labai būtų lengva, tai ne kaip pasakoja, kai į Olandiją nuvažiuoja draugės ar panašiai, kai ten akys raipsta, tokių pas mus dalykų nelabai skirtų yra karpimai. Virginija Jurevičienė rengia ir dalyvauja pleneruose. Viename iš jų vykusių Arklio muziejuje Anykščių rajone ir sutikome karpinių meistrus iš visos Lietuvos, kurie tarpusavyje dalinosi patirtimi, grožėjosi vieni kitų darbais, džiaugėsi, kad jų gretas papildo jaunieji kūrėjai, kad gali jiems perduoti tautinio paveldo karpinių amato paslaptis, kad yra kas perima meistrystės patirtį, kad puoselėjama etninė kultūra. Kiekvienas meistras turi savo meninį stilių, kuris jo darbus išskiria iš kitų. Virginijos stilius unikalus, atpažįstamas švelnių,
lenktų linijų. Traitytos, švelnios linijos, nes jau kas pamato, sako, čia jau matos, tiesiog, man patinka gamta, man patinka, aš čia visą laiką važiuoju į šitą Plenero Arklio muziejų, tai nes man arklys, mano tėvukas augina arklį, ten prie karvių stovėdavo, nors jis ten jokios naudos nenešė, bet tiesiog ta gamta, man gražu ir aš tiesiog viskas dedu į savo darbus. Nes, nežinau, tiesiog sako, kad čia, sako, jeigu toks išraitytas, priraitytas, ten toks visoks ir daug pasakantis, sako, kad mano. Nes šiaip tai galbūt mano draugės, kaip iš pradžių sakydavo, sako, ateini, sako, pažiūri kažkoks, sako, karpinys, bet sako, kai pradedu žiūrėti, kas ten giliau, kas ten smulkiau, gal tas mano darbas iš pat pradžioje tos akis neužkabina, jį reikia tyrinėti. Ir galbūt dėl to, kad esu pedagogas, tai tiesiog darau, galbūt, čia jau gal kraujai taip yra, tiesiog kaip edukacija vaikam, nes labai mėgstu vaizduoti praeitį, savo vaikystę, savo kaip ten, aš prisimenu, kaip ir sulą nešėm, ir kaip malkas iš miško vežėm, ir kaip burokus ravėjom, taigi viską, kaip šieną kupetu su arkliu vežėm. Tai visą tą stengiuosi parodyti ir vaikam papasakoti, kad vaikai patyrinėtų. Ir jiem mažiukam patinka. Virginiją domina ne tik karpinių menas, bet ir margučių skutinėjimo technika ir subtilybės. Pirmasias pamokas gavusi iš tėvelio, ji gali pasidžiaugti pasiekta aukšta meistrystė. Kaip sako Virginija, margučių skutinėjimas tai magija. Labai praplėtė akiratį, nes jeigu daugiausia mano karpiniai yra siužetiniai, ir jeigu aš noriu kažką pavaizduoti, aš turiu žinoti pagrindą turėti. Tai labai daug reikia ir tautosakos žinoti, ir paties to karpimo meno subtilybių, nes pati pradžia ir būna tik tai žirklutėse ten kažkokios tai kreivos, šleivos linijos, o su patirtim ateina tai, kad nori kažką, jeigu parodyti kažką, kad būtų išskirtinė, kad būtų tai tik tais, kad atpažintų, kad tai mano darbas. Tiesiog tokie yra, buvo tokie ieškojimai, ko aš noriu, kaip turi mano darbai atrodyti. Aišku, savaime daug kas eina iš prigimties, iš savo, kas jau buvo iš vaikystės atėję. Nes aš karpiau ir tokius apie kupiškio papročius, apie tradicijas. Ir jeigu tu papročių tradicijų nežinosi, neišsiaiškinsi, tai negalėsi visko to sudėti savo karpinį. Tai tiesiog eidavo ir kreipdavosi apie etnografus, tiesiog kas būdinga mūsų kraštui, nes aš kažkaip, aš esu toks žmogus, kuris man nesvetimas yra tradicijos, nesvetimas mano ta vieta, kur aš gyvenu. Tai galbūt, sakau, tobulėt, daugiau sužinot. Aišku, savaime tas galbūt ir meninis skonis, tas supratimas atsirado didesnis per tą laiką. Iš pradžių žiūri darbus ir nesuprant, ar čia gražu akiai žiūrėdavo, dabar jau tiesiog ieškai kažkokių detalių, tyrinėjai, kad ir kitų darbus, nors nemėgdžioju ir nemėgstu labai mėgdžioti, visą laiką turi būti mano darbai, tai man kažkas sugalvota, savivertė padidėjo. Aš galvoju, kad aš nieko nesu, kažką, tai tiesiog, kai žmogus save realizuoja, pasitikėjimas savim atsiranda toks. Save pradedi vertinti, pradedi vertinti, aišku, savaime stengiesi nosies neužriesti. Pasidedu pagalvėlę ant kelių, įspraudžiu į tą pagalvėlę kiaušinį, su viena ranka laiku, su kita skutinėju, visas tas monas. Bet prieš tai, kai nusidažai kokią spalvą, tada derini, koks tai galėtų būti, ar piešinys, ar kažkoks raštas, visada derinu pagal kokią spalvą nudažiau margutį. Ir su pieštuku pravedu tokias linijas pagrindinės, kad žinočiau, koks tas margutis bus. Arba toks įstrižas, tai tada pervedu 4 linijas ir dar einu įstrižai. Ar gali būti toks, kur iš 2 pusių
ir stengiuosi, kad būtų vienoda. Arba gali būti dar toks tiesiog padalintas per pusiau. Tai vienu žodžiu, tada suvedu linijas ir tada ieškau. Bet sakau, pavyzdžiui, man prie šitų violetinių man tiko tokios gėlytės. Ir daugiausiai visi violetiniai su gėlytėm. Prie va šito, kur natūraliai, nes čia yra sintetiniai dažai, kur yra skirti medvilniai. O va šitie, kur yra natūralūs dažai, tai man ir tokie, čia yra burokėlis su mėlyno svogūno lukštais. Tai man norisi ir kad tie margučiai tokie būtų jau su ornamentais, tokie tradiciniai. Nors iš tikrųjų, tai kur ta tradicija baigėsi ir kur aš dar per mažai žinau, nes ir dabar mes darysim tokį susitikimą su Vytenė Repšienė, kuri labai gerai nusimano, kad tiesiog mums dar papasakoti ir pasigilinti į tas visas tradicijas. Tai va, šitas irgi, pavyzdžiui, dažytas su graikiško riešuto lukštais, tai irgi kažkaip irgi įpareigoja, sakau, kiekviena spalva įpareigoja, kokį raštą daryti. Šiaip tai kartais irgi būna, kad sėdi pasiėmęs tą ir niekaip neišeina, nesugalvoju, kas čia galėtų būti. Tai po kurio laiko vedžioju linijas ir paskui pamatau, kad kažkas jau pradeda. Ir šiaip tai, žinokit, kai pradėjau raižyti margučius į savaime, atsirado tokių detalių ir karpiniuose, tų sujungimų tokių, tiesiog manau, kad karpiniai ir margučiai vienas kitą labai papildo. Menas ir kūryba Virginijai leido atrasti savo kelią. Ji sako, kad taip ji suprato, kuo gali būti naudinga, o ne tik galvoti, kas yra blogai. Kad iš bet kokios padėties galima atrasti išeitį, kaip save realizuoti. Tik reikia norėti. Ir niekas net neįtaria, kad sukurti kiekvieną kūrinį Virginijai reikia daug daugiau pastangų nei kitiems. Virginija sako, anksčiau keldavau klausimą, kodėl man ta negalia? Dabar susitaikiau. Kitiems būna dar blogiau. Tik nemanau, kad reikia tik dejuoti ir nieko nedaryti. Pavyzdžiui, pavasarį pradėjau lankyti treniruotes, kad savo padėčiau, kad sustiprėčiau ir galėčiau kurti. Galbūt aš dar nesupratau, kad tai lydės mane visą gyvenimą. Aš galvoju, kad čia, kaip pasakyti, pradėjo sąnarys skaudėti, paskaudėsiu praeis. Bet kas susižeidė, paskaudė praeina. Atsirado tai galbūt tada vėliau, kai pradėjau studijuoti, kai studijavau tai, kad tapčiau muzikos mokytoja darželį ir kai prieš patį baigiamąjį egzaminą ištinė visos rankos ir aš net baigiamajam negalėjau sugroti. Studijų laikais gal buvo sunkiausia, nes to labiau, kad ir nuskaudėdavo siaubingai tuos sąnarius ir sunku būdavo eiti į paskaitas ir sunku būdavo namo parvažiuoti, tiesiog vaistai po vaistų, jau baigėsi vaistai, jau tragedija, reikia ieškoti. Nebuvo, nežinau, galbūt ir tas medicinos lygis buvo tas, kad visą laiką duodavo nuo skausmo vaistus ir atrodo viskas bus gerai. Arba tie visi hormoniniai vaistai, kuriuo atsisakiau ir kur gydytojas manęs labai supyko ir man pažadėjo, kad aš gyvenime mūsų taip sukausit, kad aš iš lovos nepakilsiu. Bet aš liktais tam žmogui, lyg norėdama įrodyti, galiu pasakyti, kad aš netgi galiu judėti ir dar viską dirbti. Nejaučiu jokių problemų. Gal kartais, pati savo dar tokį kompleksą turi, kurių reikėtų atsisakyti. Ir atrodo, kad kiti ten mato ir žiūri, bet iš tikrųjų tai čia gal reikia dar pačiai su savo galvelę pasitvarkyti ir būtų viskas gerai. Nežinau, žinokit, aš tikrai nejaučiu nei atstūmimo kažkokio, nei ignoravimo. Iš tikrųjų to nematau. Menininkiai patinka keliauti, kurti grožį, daryti gerus darbus ir padėti kitiems. Ji yra laiminga, kai žmonės nuoširdžiai džiaugiasi jo sukurtais darbais. O kai sunku, visada šalia yra austrų rašytojos Susanos Kubelkos romanas Šiandien madam pareis vėliau. Gal jau atmintinai ją moku, sako Virginija, bet kai bloga nuotaika, tiesiog atsiverčiu bet kur
ir randu atsakymą.